Sveiki, norėjau pasidalinti tokį iš tikrųjų žinia, ką viešpats jaučiu ragina mane kurį laiką daryti ir akivaizdžiai atėjo man patvirtinimas apie tai. Pasidalinti norėjau, ką viešpats kalba man asmeniškai ir nori kalbėti visam Kristaus kūnui apie kitus dievus. Ir pradėsiu gal nuo sapno, kad aš susapnavau, kad aš esu kažkokio krikščionio namuose, tikinčio, aš pas jį užeinu, o pas jį krišnaitas namuose. Ir jisai šitą džepą malą, kaip ten vadina, šitą dalykėlį suka ir kartoja tą mantrą. Ir man tiesiog bloga pradeda darytis, belenkaip galvoju, sakau, negalima, ką tu darai, kodėl tu, sakau, leidi jam tavo namuose šitus dalykus daryti. Nes jis sako, nieko tokio čia, sako. Aš taip pažiūrėjau, o mane dvasia pradėjo pykinti tiesiog, kaip piktinti šventą dvasią, pradėjo aš jausti tą liūdės tokį. Bet aš tiesiog mane tą spaudė tą dvasią ir galvoju, kaip galima taip daryti, kodėl tu taip darai. Ir mane sukilo toks viduj tokia kova. Prieš mane atsidūrė toks didžiulis televizorius, kokį 2 metrai dydžio. Ir aš pradėjau melstis. Ir iš manęs čia tokia jėga. Ir aš tiesiog atrodė, kai stojau kovo dvasinę. Ir prieš tą viziją, ir prieš tą televizorių. Ir tas televizorius susprogo. Jisai tiesiog buvo sunaikintas. Ir aš atsikėliau ir galvoju, kas čia įvyko, pradėjau klausinėti šventosios dvasios bendrauti. Ir išgirdau tokį grinai balsą, o what you gonna do about it? Ką tu darysi dėl to, kad mano namuose, pas mano vaikus įslinkus ta dvasia ir tai krikščionys vaikšto ir jie net nesupranta, ką jie įsileidė į namus. Ir tą pačią dieną aš išėjau, atsimenu, išvažiavau pasimaudyti ir vasara čia buvo. Ir sėdžiu prie kranto, krikščionys bėgioja, kažkur matau vaikai, 3 vaikai su kryžiukais visi bėgioja, aš juos pradėjau kalbinti. Ir sako, kažkaip susibendravom, taip į santykį atėjo, patys prie manęs, pradėjom šnekėti, pasirodo jisai krišnaitas, buvo daugybę metų. Bet ir tuo pačiu neneigiantis to, pradėjau šnekėti, sakau, ką jūs kalbat, sakau, tai sudegina tos visas knygas, sakau, išmetėt visą, žiūri mane, o kam, sako, to daryti, man pasirodė keista, taip pat keista, kaip tas žmogus, kuris leido krišnaitų jo namuose tą sukti Hare Krishna. Bet mane tokios jėgas sukilo, sakau, žinot, tai yra paklydimas, tai yra, demonų mokymas ir laikant namuose tos dalykus, ateina prakeikimas, kai Dievas sako, neturėkit kitų dievų šalia manęs, aš esu vienas Dievas, aš esu vienintelis kelias, tiesa ir gyvenimas. Ir daugybė problemų pas krikščionis namuose dėl to, kad velnias įslinko, dėl to, kad tamsa yra pažinimo stoka ir jisai įslinkęs per šitą krišnaizmą, per budizmą. Ir žmonės, kaip ir aš vienas iš jų, buvau prisitempęs begalės visokių mantrų ir visų dievų, tų dievybių atvaizdų, pats nesuprasdamas, kas tai yra. Ir man tai atrodė kaip Dievas, bet Dievas sako, neturėk kitų dievų šalia manęs, aiškiai sako, kurie garbina ir visokių gyvūnų ir atvaizdų. Tai ir prie ko aš vedu, kad pasidalinti tuo, tu žinai broli, tu žinai sesę, ar pats esi vienas iš tų, kuriam tau atrodo tai yra juokas, tai yra niekas, tiesiog tai yra, visi keliai veda pas Dievą. Bet Dievas taip nepasakė, Dievas sakė, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas, Jėzaus žodžiai, ir nieks kitas nenuves pas Dievą.
Ir aš tokį trumpą dar liudymą iš savo gyvenimo, kai aš buvau prisitempęs tų visų mokytojų, dvasinių mokytojų, hinduizmo nuotraukų, visokių simbolių. Ir realiai, kuo daugiau aš jų nešiau, tuo blogiau man buvo. Košmarai, depresijos, pykčiai, nesantaikos, konfliktai. Ir nesupratau pats, dėl ko tai yra, bet paskui, kai viešpats apšvietė, parodė, kai aš išgirdau jo balsą, kai jis man pasakė, kad aš esu tau viskas, ko tau reikia, tau nereikia nei akmenų, nei laimės simbolių, nei pasagų, nei varlių. Ten, kai šėtonas prigalvojęs krikščionys namuose prisineš, aš suprantu, aš nesmerkiu, nepasmerkiu, aš atnešu šviesą, kad atsimerk, nes viešpats man pasakė žodžius, ką tu dėl to darysi. Tai aš ir darau, kalbu, gal tau nepatinka, gal tau patinka, gal tu supranti, klausai Dievo, kodėl man taip vyksta, kodėl aš užstrigęs, kodėl man taip sunku, kas vyksta magi, o tavo namuose prinešta kitų dievų, Krišnų būdų. Tai va, ir čia vienas iš Dievas, kur mane atvedė neseniai, parodysiu, ką viešpats moteriai tikrai buvo labai blogai, labai blogai. Ir va, kas jos namuose buvo. Tai va, visi šitie dievybės, mokytojai dvasiniai, visi, kurie ir apie šitą kitą temą, tai va, ir matot, tai yra dievybės, bet tai yra aiškiai demonai, va, demonas, va. Ir va, visi šitie vergystės simboliai. Ir vat kitą temą, tai iš viso čia, va, zvambalai, kurie žmonės, aš ir pats tai dariau, ta prasme, be teisimo, aš nieko neteisiu, aš tai darau kaip, nesako, tauta žūsta dėl pažinimo stokos, kai aš pats ieškau Dievo, ieškau santykio, bendrauti su juo, ir išgirdau, kad aš galiu su zvambalu bendrauti, vat. Klausti, užduoti klausimus ir man pasakys. Ir aš tai naiviai dariau, aš tikėjau, kad, nes aš nepažinau Dievo. Ir jau antras kartas susiduriu, kad žmonės vaistus tikrina ir kai velnias apgavęs, ne kad Dievo klaus, šventosios dvasios, bet demonų. Ir per šitus dalykus, nes per fizinį pasaulį, per išorę gali demonai kalbėti. Ir ateina prakeikimas. Į gyvenimą. Tai va, ir aš galvoju, gal čia vienas žmogus, bet aš žiūriu, kad žmonės tai propaguoja ir ant kiek yra apgauti. Tai va, šlovė Dievui, kad moteris šitą sesę atgailavo, Dievas atvedė ją atgailą, jinai viso to įsižadėjo ir paleido. Ir tikiu, kad jinai gavo laisvę nuo tų demonų, nes aiškiai Dievas ir parodė sapnus išlaisvinimo, pradėjo viešpats vesti. Tai va, tai šlovė visą viešpačiai, jo šventai dvasiai, kuri mums kalba, kuri mums rodo, perspėja, ir tai yra mūsų vidinis balsas, mūsų šventosios dvasios paliudijimas, o ne zvambalo paliudijimas. Zvambalo paliudijimas yra netikėjimas. Zvambalo paliudijimas yra demono paliudijimas. Demonai gali judinti, demonai visą šitą, ką regima, jie gali su šitų dalykų žaisti ir žmonės daurinti. Tai va, laiminu, tai yra tikrai, tai yra tik tai šviesos nešimas, nesmerkiantis, neteisintis, nes aš pats per tai praėjau, aš pats apšvietė, atgailavau dėl to. Ir viešpats tau kalba dabar, mano lūpomis, mano sūnau, aš esu tavo kelias, tiesa, gyvenimas, aš esu tavo Dievas, kurio tau reikia. Tau nereikia šitų visų dalykų, tau nereikia turėti namuose nieko kito, tau nereikia jokio altoriaus namuose, tau nereikia jokio atvaizdo namuose, tau reikia manęs. Tai va, būk palaimintas, ir Budos, Krišnos nėra kelias pas Dievą, Jėzus Kristus yra kelias. Tai va, antra dalis, nes tas įsijungia. Ką daryti, jeigu tu turi tokių dalykų namuose.
Tai visų pirma atgailauti ir išsižadėti to prieš viešpatį. O kitas dalykas tai yra įsijungs, yra ugnis ir atnešti ir viską tai sudeginti. Aišku, čia dabar pas mane pečius perpildytas. Bet visą tai, dabar kaip čia man dabar gelbėt. Tai va, tiesiu visas tas dievybės demonus. Nėra jokių dvasinių mokytojų. Yra vienas viešpats mokytojas parašyta, neturėkit kitų šalia manęs, nieko nevadinkit mokytojais, nes jisai vienas yra mūsų mokytojas. Tai va, šventoji dvasia mūsų mokytoja, o visi šitie dalykai, kur ir jiem vieta į ugnį, kur bus galas šėtono. Tai va, tokia žinutė Kristaus kūnui, kad apsivalykim namus, ko šėtonas prinešė dėl pažinimo stokos. Su meile sakau, būk palaimintas Jėzaus Kristaus vardu. Tai va. O jeigu tu Kristaus dar nesi priėmęs ir girdi mane, ir tavo gyvenimas sudaužytas į šipulius, kaip buvo mano, ir tu esi papuolęs į šitus visus dalykus, į rebefingus, į jogas, į dievybių garbinimus, demonų garbinimus, jeigu iš tikrųjų nuo ko gyvenimas tik tai pradeda blogėti. Tai viešpats tave laukia ištiestom rankom. Jisai žino, per ką tu eini, žino, dėl ko tu ten eini, žino, ko tu ieškai, kad ieškai tos meilės, ieškai priimtinumo, ieškai tiesos, bet Jėzus pasakė, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Ir jo auka ant kryžiaus mus išteisino, mus atpirko, mus apvalė ir įsūnijo. Tai melskis su manim tokia trumpa malda, kurią aš meldžiausi ir buvau išgelbėtas. Tai sakyk, viešpatie Jėzau, aš pripažįstu, kad esu nusidėjėlis ir man reikia tavo išteisinimo. Man reikia tavo meilės. Apvalyk mane savo šventų krauju. Priimk mane kaip savo sūnų. Atleisk man už visas mano nuodėmes ir kaltes. Ačiū tau, viešpatie, kad tu mirėjai už mane ant kryžiaus, sumokėjai kainą už mano visas nuodėmes. Ačiū, kad tu išpirkai mane ir padarėjai mane savo vaiku. Ateik į mano gyvenimą, būk mano mokytojas, būk mano tėvas, mokyk mane. Aš duodu tau savo gyvenimą. Jėzus Kristaus vardu. Jeigu tu tai meldėsi iš visos širdies, jeigu tau šventoji dvasia dabar liudija, tai tavo širdį, tavo džiaugsmas, tai žinok, kad yra šventa dvasia, kuri užantspaudavo tave šią akimirką ir tu tapai Dievo vaiku. Tad aš tau linkiu dabar ieškotis kelią, melskis toliau, prašyk šventosios dvasios tavo vedimo, kad jis tave vestų, augintų, nukreiptų į dvasinę šeimą, kur tu galėsi augti žodyje, augti tiesoje. Tai būk palaimintas Jėzaus Kristaus vardu ir visi, kurie kartu buvote, klausėte, pasidalinkite, nes ta vizija, ta televizorius vizija Krišnos buvo didelė ir aš tikiu, kad viešpats rodo, kad yra tai įslinkę į Kristaus kūną stambių mastų ir pas daugelį yra krikščionių, daug metų tikinčių, kurie tiesiog apgauti yra ir įslinkęs tas kelias, kad visi keliai veda pas Dievą, bet tada Jėzus Kristus mirė veltui, jeigu visi keliai veda pas Dievą. Nes Jėzus ir mirė dėl to, kad jis yra vienintelis kelias, jis vienintelis sumokėjo kainą. O visi kiti dievai yra, kad jiem tarnautų, o viešpats atėjo mums patarnauti. Tai būk palaimintas ir